Paskutinės minutės prieš startą. Tikrai visos yra profesionalės. Visos yra profesionalės. Yra arba meninės gimnastikos, aerobikos, sportinės gimnastikos, yra sportininkės. Ir tokių kaip, jeigu mes paimsim, kad nuo nulio arba iš gatvės pas mane grupėje nėra. Pagrindinis reikalavimas tai, aišku, yra ritmo pajautimas. Turi būti ir šokio pajautimas. Ir dar turėti charizmą. Jeigu tu esi šalta, tavo akis neblizga, nedega, jeigu tu nešoki iš vidaus, visų pirma, dar tu turi šokti iš vidaus, nu tai irgi toks robotas. Šiek tiek konkurencija, aišku, yra. Didelis kolektyvas, daug mergaičių yra ir naujų yra, bet bendraujame labai šiltai, labai palaikom vieną kitą. Ir turi būti konkurencija, iš tikrųjų nauda, kad kiekviena pasitemptų, pasistengtų daugiau, kad į pagrindinį sąstatą papultų. Čia yra pliusas. Mes viską bendrai. Jeigu sugalvojam kažkokią surandam muziką, duodam vadovai paklausyti. Jeigu vadovai patinka, tada jau kažką galvojam, choreografus kviečiamės. Choreografai tada jau statom choreografiją. Savo minčių, idėjų pridedam kažkokių, tai jeigu užgimsta, pasidalinam, pabandom, pažiūrim, kas geriau atrenkam, kas gražiau. Va taip bendrai, kolektyviškai sudedam, kad gautųsi geriausias rezultatas. Blogo dėmesio kažkaip nelabai sulaukiam. Visą laiką prieina, jeigu tenai padėkoja, kad gražiai panelė šokat ir panašiai. Pagiria, kad už pastangas, už viską, už šiltą tokį atsidavimą. Kažkaip žmonės įvertina geruoju pagrindę. Taip, kažkiek tai tenka jau domėtis, domina. Vis tiek savaime. Jo. Nelabai. Rezultatais gal daugiau. Jo. Mes žinom savo misiją. Mūsų misija yra linksminti žiūrovą, kas ten bebūtų, ar pralošinėja ta komanda, ar išlošinėja. O tas dėmesys tai yra toks, labai gera, kai dėmesio sulaukiam, labai gera, kai komplimentų sulaukiam. Be abejo, negali slėpti, bet reikia ir atsirinkti, kas gera, kas bloga.